Taigi startas duotas ir matome, kad 4 žirgai iš karto veržiasi į priekį. Pirmasis viražas, Verdžio opera kol kas antroje pozicijoje, o pirmauja Amazonė, vadinama Algimanto Pamarnacko. Trečioje vietoje Indiana, ketvirtoje Britva. Norėčiau paminėti, kad būtent tikrai hipodromo takas yra puikiai paruoštas, matome net ir apsauginius stulpelius, kurie būtent nurodo tako ribas. Šie stulpeliai atitinka aukščiausius reikalavimus ir netgi tuo atveju, jeigu žirgas lėto, šis stulpelį vis tiek išliktų saugus važiavimas. Kol kas Verdžio opera priekyje. Amazonė jau turi problemų šioje distancijoje, kadangi už šuolius jinai yra diskvalifikuojama, taip kad praktiškai važiavimas dėl žirgo šioje rungtyje, o priekyje Verdžio opera. Operatoriaus mes paprašysime truputėlį atsargiau dar kokį metriuką nuo finišo linijos, kadangi finišas gali būti. Kol kas Verdžio opera sėkmingai susitvarko su užduotimi šioje rungtyje. Lyderė, ryški lyderė, kaip jau minėjau, Amazonė, žirgas Amazonė yra diskvalifikuotas teisėjų. Taigi finišas Verdžio opera finišuoja